Sveiki, mano vardas Modestas ir šiandien trumpai papasakosiu apie papildus, maisto papildus, kuriuos vis daugiau mes perkame, naudojame. Kartais mes juos naudojame dėl to, kad kažkas parekomendavo, kartais dėl to, kad atsirado kažkokie simptomai ir mes juos bandome kompensuoti. Tačiau maisto papildai irgi yra gydymo dalis ir juos reikėtų vartoti tada, kada jų reikia. Mano nuomonė, šiuo metu marketingas tikrai daro didelį įdirbį, skatindamas maisto papildų vartojimą ir ne visada jų reikia tiek, kiek žmonės jų geria. Pas mane ateina pacientai, kartais gerintis ir po 15-20 papildų ir nejaučiantis teigiamo poveikio jų. Todėl tikrai patariu atvykti, atsinešti papildus, kuriuos geriat, juos peržiūrėti, nes jų suderinamumas irgi nėra labai paprastas dalykas.